Prieš 14 metų Jungtinėse Amerikos valstijose išleista knyga Senelių meilė pradėjo misiją – palaikyti ir pradžiuginti senelius, atliekančius svarbiausią vaidmenį savo gyvenime. Kasdien senelių gretas papildant vis naujiems žmonėms, knyga sulaukė jau 5-ojo leidimo ir pirmą kartą pasirodė lietuvių kalba. Ši knyga Senelių meilė, kaip tapti geriausiais draugais su savo anūkais, iš tikrųjų atsirado Lietuvoje iš poreikio. Nes mano pačios tėvai gyvena užsieny, aš turiu 2 mažus vaikučius ir mano tėvai gaunasi taip, kad mato tuos vaikus porą kartų per metus. Ir tas yra kaip ir labai liūdna ir kilo klausimas, kaip palaikyti tuos artimus ryšius tarp anūkų ir senelių, ypač kai jie gyvena kažkur toliau. Ir aš netyčia užtikau tą knygą. Jis yra parašyta amerikiečių autorių mamos, dukros ir marčios. Žodžiu, kaip ir būtų senelė, mama ir dar viena mama. Ir žodžiu, tai yra iš 2 kartų požiūrio parašytas toks kaip ir patarimų, užduotėlių, žaidimų, santrauka tokia, ką veikti su tais vaikučiais ir su anūkėliais, kad atsirastų tas ryšys, kad būtų įdomu kartu būti ir kad tiesiog tie santykiai būtų šilti. Net nesvarbu, ar tu gyveni tam pačiam name, ar tu gyveni užsienį, ar tu gyveni kitame mieste ir retai mataisi. Kokie netikėti atradimai slypi šioje optimizmu ir gyvenimo džiaugsmu alsuojančioje knygoje? Man labai patiko ir dėl ko ta knyga ir atsirado, kad kaip bendrauti su to vaiku, kai gyveni toli. Tai pavyzdžiui, į voką senelis gali į voką įdėti vieną dieną kažkokią mįslę, užrašytą arba nuspalvintą ar kažkaip, išsiųsti vaikui, kitą dieną išsiųsti atsakymą. Ir paskui paskambina ir jie gali tai aptarti. Arba jeigu tu gyveni toli, kažkur gali vaikui atsiųsti, tarkim, surašęs užduotėlę, kaip pasidaryti, ką nors pavyzdžiui, iš kokio popieriaus, ar galvosūkį, ar tenai lėlytę išsikirpti, ar kažką. Paskui, tarkim, net į paprasčiausią atviruką, jeigu jie yra siunčiami reguliariai, tarkim, kas savaitę vaikas žino, kad gaus atviruką iš senelio gyvenančio kažkur Anglijoje. Tai ir ten ant to atviruko parašyti paprasčiausi žodžiai, ką senelis veikia šiandien, pavyzdžiui. Tai va tokie, kai yra nuolat daromi tie dalykai tokie, tai vaikas žino, kad senelis jo gyvenime dalyvauja, kad tas vaikas seneliui rūpi. Va tas yra pagrindinis. Seneliai gali plėsti vaikaičio akiratį ir net nulemti jų gyvenimo kelius. Daugeliu senelių visame pasaulyje ši knyga tapo įkvėpimu ir atradimu. Tai yra viskas paprasta, tau nereikia niekur eiti į parduotuvę kažko pirkti. Tiesiog ką turėjai po ranka ir visiškai nereikia tam išlaidų jokių. Tiesiog kartais žmogui trūksta fantazijos elementariai. Tai va atsiverti į knygą, pasižiūrėjai ir galbūt ne tą žaidimą darysi, bet kažkokį kitokį, kurį tu pats sugalvosi. Tai knyga įkvėpimui.